Taigi sveikinuosi su nauja savaitė, mano mėly klausytojai, ir su nauju mėnesiu. Gegužė yra mano gimtadienio mėnuo, tai yra man ypatingas mėnuo, tad jeigu kažkas irgi esate gimę gegužė ir esate dvynukai, tai labas, labas, nes šiaip mano rate yra labai daug tokių žmonių. Tai manau ir klausytojai yra kažkurie tai gegužinukai taipogi. Šiandienos tema yra tokia: pinigai yra energija ir kaip prisitraukti daugiau gausos, daugiau pinigų. Apskritai pinigai yra tokia tema, kuri yra tabu. Labai retai žmonės nori apie tai kalbėti, dalintis, ne? Nes tai yra įvairios programos, kuriomis mes gyvename iš tėvų, iš protėvių, iš mokyklos, iš įvairių įstaigų, kuriuose mes buvome ir mokėmės. Ir aš prieš gerą savaitę perėjau tokį labai gerą kursą, kuris vadinasi "Kaip uždirbti 10 000 dolerių ar svarų ar eurų per mėnesį". Ir tai yra būtent apie tai, kaip tai padaryti bet kokioje srityje, ne tik tinkliniame marketinge, bet ir bet kurioje srityje ir apskritai kaip susikurti kuo daugiau, kaip sakant, tų pajamų šaltinių. Ir šitas kursas yra tokį pasidalino kaip ir blueprintu, kurį reikėtų integruoti kiekvieną dieną. Ir visą šią savaitę iš tikrųjų aš dirbau su tuo, dariau ir specialią aktyvaciją, kuri buvo suteikiama šitame kurse. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti būtent savo įžvalgomis ir apie tai, kas, manau, tikrai rezonuos daugeliu iš jūsų, kalbant apie pinigus ir apie tą gausą. Ir be abejo, labai rekomenduočiau patiems perėti šitą kursą, nes man atpasakoti žodžio po žodį būtų labai sudėtinga, nes šita moteris, kuri veda šitą kursą, yra 8 figūrų moteris, tai yra padėjusi ne vienam multimilijonieriui, bilionieriui susikurti sėkmingus verslus. Ir jinai viską mokina ne iš tos strateginės pusės, kad ten tu turi daugiau kelti video, daugiau rašyti žinučių ar kažko. Tai yra viskas iš tos energetinės pusės, nes mes, jeigu norime kažką pasiekti gyvenime, mes turime tapti tą versiją prieš tai gaunant. Labai dažnai, galbūt ir jūs jaučiatės taip, kad jūs dirbate daug, ar ne? Galbūt jums ten kažkas jau sako, tu va tiek metų darai, tu vis tiek dar kažko ten nepasiekiai. Ir iš tikrųjų papasakosiu šiandieną, kodėl taip yra, kodėl mes nepasiekėme to rezultato, kurį mes norime pasiekti, net jeigu mes ir dirbame daug. Ir žiūrėk, kažkas ateina ir padaro tai daug greičiau. Ir tai yra tikrai ne dėl to, kad tas žmogus yra sėkmingesnis, ar jisai gimė po kažkokia sėkminga žvaigždė, bet tai yra dėl jo pačių vibracijų. Ir iš tikrųjų šiandien, manau, daug dalykų suprasit, nes aš šiaip dirbu su šituo visų dalykų 6 metai. Bet būtent praėjusi šį kursą aš ir toliau supratau, ties kuo man reikia dirbti. Ir galbūt gavau atsakymus į klausimus, kuriuos pati savo dažnai išsikeldavau. Ir supratau, kur yra tos, kaip pasakyti, vietos, ties kuriomis reikia dirbti. Tai yra, ką aš darau kasdien. Ir kai pradėjau iš tikrųjų atlikinėti šitą aktyvaciją, kurią irgi pasidalino kurse, tai yra 20 minučių tokia kaip ir aktyvacija, kur tu kaip meditacija, kaip hipnozė, žodžiu, kur būtent tu save programuoji, kad tu gali tą spėjimą susikurti, ar ne? Ir galiu pasakyti, kad aš pradėjau atlikinėti šitą aktyvaciją, pas mane įvyko labai daug nuostabių dalykų, atsirado labai netikėtų klientų, kad atrodo po vieno, ten, nežinau, pausto atsirado 3 klientai iš karto tą pačią dieną. Ir atrodo, darau tą patį, ką visada, bet tiesiog daugiau atsirado gausos. Tai tikrai tie dalykai turi labai daug įtakos. Tai va, tai iš tikrųjų pirmas dalykas yra, kas yra, aš tiesiog pereisiu tam tikrus dalykus iš to viso blueprinto, bet kaip minėjau, reikėtų patiems pereiti, analizuoti. Tas kursas šiaip yra anglų kalba, tai kas suprantat angliškai, tikrai rekomenduočiau įsigilinti labiau, jei kažkam aktualu, tiesiog parašykit man per Facebook ar Instagram ar papasakosiu daugiau. Bet pirmas dalykas, iš tikrųjų, ką reikėtų suprasti, kokia yra tavo vizija. Tai yra, kokia yra tavo ta didelė vizija. Kokia yra tavo ta didelė vizija, kuri iš tikrųjų su tavimi susitapatina, o ne ta vizija, kurią mato tavo tėvai, tavo kažkaip bendramžiai, tavo kolegos, bet kokia yra tavo vizija. Ir ta vizija gali būti kažkam visiškai nesuprantama. Svarbiausia, kad jinai yra tau suprantama. Nes šitiek daug žmonių iš tikrųjų turi vizijas, intuicijos balsas sako, ką reikėtų daryti arba ką reikėtų susitelkti ir tu šiaip pat žinai, bet mes tiesiog savęs slopiname, ne, kad ai, aš gal to nedarysiu, ai, gal čia ne man, ai, gal čia kažką kitą, aš geriau susitelksiu ties tuom, nes tai visiems atrodo normalu. Bet iš tikrųjų tas intuicijos balsas, kurį jums sako, tai ir yra, ko reikėtų klausyti. Tai įsigryninkit, kokia yra ta jūsų vizija ir kas su jumis, kaip sakant, susitapatina, kas jums prilimpa labiau. Tai pavyzdžiui, kažkam galbūt ar ne, neįsivaizduoja tokį darbą, kokį aš darau, ar ne, bet kažkam kaip tik tai yra kažkas, kaip jie save įsivaizduoja, kad kalbėti viešai, daryti podcastus, ten, nežinau, vesti komandas ir panašiai, jiems tai yra kaip jie save įsivaizduoja. Ir aš save, pavyzdžiui, taip įsivaizduodavau, ką aš darau dabar. Ir aš žinau, ką aš darau dabar, aš labai stipriai alaininu su savo gyvenimo misija ir su savo vizija, nes aš tai žinau, aš tai jaučiu. Ir žinot, tai yra tas toks vidinis jausmas viduj, kai tu jauti.
kad arba tai yra tau, arba tai nėra tau. Žinot, kai būna kartais gal susitinki su kokiu žmogum ir tu jauti, kad kažkas yra ne taip su tuo žmogum, ar ne? Arba tu jauti, kad tas dalykas, kurį tu darysi gal su tuo žmogum, gal pradėsi kažkokį verslą su juo, arba ten kažkokią kelionę išvažiuosi, tu jauti, kad tai nėra gerai. Žinai tą jausmą. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau tu dirbi su savim, tuo tu labiau tą jausmą pasidarai stipresnį. Tu pradedi vis labiau ir labiau suprasti, kas yra ne tau, o kas yra iš tikrųjų tau. Tai ir aš tiesiog, būdama iš tikrųjų Azijoje, galiu pasakyti, labai stipriai supratau savo tą tikrąją viziją, kurią galbūt aš netgi kartais ir slopindavau. Kad, ai, gal čia ne, gal čia ne, gal čia tas ir tas. Ir tu bandai tiesiog vis paaiškinti, kodėl ne. Ar ne? Tiesiog tokia atsiranda kaip ir priešprieša, ką vėliau irgi šiek tiek aptarsime. Tai užsirašykit savo viziją. Kokia yra jūsų vizija? Kokia yra ta jūsų didelė vizija? Kai jūs, tarkim, uždirbsite tokias pajamas kaip 10 000 svarų per mėnesį ar eurų per mėnesį, ką jūs tada turėsit? Kaip atrodys jūsų gyvenimas? Ką jūs galėsite veikti? Kuo užsiimsite? Kokiu darbu užsiimsite? Galbūt jūs turėsite ne vieną pajamų šaltinį. Tiesiog leiskit savo iš tikrųjų go crazy. Dėl to, kad mes iš tikrųjų esame tai, ko mes tikime. Ir dauguma iš mūsų mes tikime labai mažais dalykais, dėl to mes ir nepasiekėme jų daug. Nes mes tiesiog neleidžiame savo svajoti, nes neleidžiame savo tikėti, kad mes galim daugiau. Iš tikrųjų. Ir dėl to ir yra labai mažas procentas pasaulyje, kur pasiekia kažkokią tai sėkmę arba tiesiog save realizuoja pilnai ar ne, tiesiog dirba ne tik dėl pinigų, bet dėl to, kad save realizuotų ir padeda kitiems žmonėms tai daryti. Tik labai mažas procentas pasaulyje, dėl to, kad daugelis žmonių yra tose žemose vibracijose ir neleidžia savo iš tikrųjų pakilti aukštyn. Dėl to, kad kiti žmonės lygiai tokie patys. Ir tokia aplinka ir atrodo, kad visi taip daro, tai čia yra normalu. Ne? Kažkoks atsiranda žmogus, kuris ten yra labai galbūt stiprios auros, energijos, tada atrodo, kad tas žmogus kažkoks tai, nežinau, tiesiog. Tai mes tiesiog patys save iš tikrųjų slopiname. Ir kitas dalykas, kad buvo šitame kurse, yra, kad mes turime talpą, ar ne? Ir ta talpa, mes turėsime tiek, kiek yra mūsų talpa. Suprantat, mes niekada neturėsim daugiau. Tai pavyzdžiui, jeigu tu nori uždirbti 10 000 eurų per mėnesį ir tu uždirbai 5, gal 6, ar mažiau, ar daugiau, ar ne? Ir tu niekaip galbūt nepasieki to 10 000 svarų per mėnesį, ar kažkokios kitos sumos, kurią jūs norit pasiekti ir panašiai. Tai yra dėl to, kad mūsų talpa nėra aukščiau. Dėl to, pavyzdžiui, dauguma žmonių būna tokiu atveju, kad jie pradeda ieškoti kito darbo. Ten, pavyzdžiui, aš suprantu, kad ieškoti kito darbo dėl įvairių priežasčių, ne tik dėl to, kad tu neuždirbai. Bet pradeda tiesiog galbūt ieškoti, tarkim, net tinkliniame marketinge, ieškoti kitos kompanijos, kad aš čia daugiau neuždirbu pinigų, tas ir tas ir tas, ar ne? Ir jie pradeda, aišku, vėlgi gali būti ne tik dėl to, žmogus nori ieškoti kitos kompanijos, bet tiesiog būna daug tokių atvejų, kad žmonės pradeda ieškoti, keisti kompanijas, keisti darbus ir panašiai, vien dėl to, kad jie neuždirba pinigų daugiau. Ir iš tikrųjų, kas yra, kad mes galime uždirbti tiek, kiek mes patys turime talpos. Ir jeigu, pavyzdžiui, tavo talpa yra kokie 2000 per mėnesį ir tavo talpa neauga, tu niekada ir neviršysi daugiau. Tiesiog taip yra. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad, pavyzdžiui, paimsim tą 10 000 svarų per mėnesį. Kažkam iš jūsų gal atrodo, ai, aš jau tai senai uždirbau. Kažkam galbūt atrodo, wow, ta prasme, net neįsivaizduoju, kaip tai reikėtų padaryti. Ir pagalvokit, kas būtų už to 10 000 eurų ar svarų per mėnesį, už tos ribos. Kokia bus ta riba? Tai kadangi mūsų, kaip sakant, sistema nesuvokia, kas bus po to, tai atsiranda tokia kaip ir juoda skylė, kur žmogus gali, tiesiog mūsų programa galvoja, kad mums bus pavojus, kad mums kažkas gali blogo nutikti, tai vos nemirtis, tai vos ne, kad tu nukrisi nuo kažkokio kalno, nes mes tiesiog neparodom savo sistemai, kas bus, kai mes uždirbsim 10 000 per mėnesį ir daugiau, kas bus dar po to. Tai mes turim iš tikrųjų save treniruoti ir va čia būtent tame kurse yra paaiškintas visa sistema, ką mes turim konkrečiai daryti, kad mes įsikeltumėm tą savo talpą. Ir čia yra kažkas, su kuo ir man asmeniškai labai reikia dirbti, nes aš supratau, kodėl, tarkim, aš atsimuždavau vis į tam tikras sumas ir vis neperžengdavau tos sumos. Ta prasme, tai yra vien dėl to, kad mano pačios talpa nėra aukščiau. Tiesiog vien dėl to. Arba kaip jinai irgi dalinosi, kad būna žmonės irgi galbūt pasiekia tą, ar ne, va, tarkim, tą sumą 10 000, ten 15 000 ar kas bebūtų ir pažiūrėk, vėl viskas labai greit nukrenta, dėl to, kad vėlgi jų talpa, ta sistema neišsilaiko. Tai mes norim, kad mes reguliariai tai darytumėm, mes reguliariai turėtumėm tos gausos. Ir žinau, kad ne viskas yra piniguose, ta prasme, bet pinigai atveria galimybės. Dauguma iš mūsų, ta prasme, pinigai yra kažkas, kas duoda žmogui rinktis. Ir tikrai ne viskas yra piniguose. Aš kaip ir kalbėjau praeitame epizode, nereikia uždirbti pinigų tam, kad tu ten Gucci rankinukus nusipirktum ar kažką, bet tiesiog, kad tu turėtum daugiau galimybės rinktis, daryti tai, kad tu nori ir gyventi pagal savo tikrą misiją. Pavyzdžiui, aš kai įsigrinau savo viziją, tai nėra vien dėl to, kad, aš uždirbsiu tiek pajamų ir va, žiūrėkit,
tokias bus mano pajamos. Ne, aš žinau, kad su tomis pajamomis aš prisidėsiu prie labai daug žmonių gyvenimo, nes kitaip ir negali būti. Aš duosiu labai daug vertės kitiems žmonėms, aš duosiu labai daug serviso kitiems žmonėms. Ir dėl to pas mane sugrįž tokia gausa. Ne? Tai va, tai čia yra tas capacity, ar ne? Po to kitas dalykas, kad mes turime tapti tą versiją, tą, pavyzdžiui, 10 000 per mėnesį versiją daug anksčiau, negu mes iš tikrųjų tampame. Tas pats yra, pavyzdžiui, tinkliniame marketinge. Labai dažnai žmonės, o aš nepasiekiau kitos pozicijos tiek ir tiek, bet tu turi iš tikrųjų pradėti elgtis, lyg tai tu būtum toj pozicijoje. Lyg tai tu jau uždirbtum tas pajamas. Tu jau turi būti tenais, kaip sakant, energetiškai. Bet jeigu tu esi tame nepritekliaus mąstyme nuolatos ir tu nori daug gausos gyvenime, taip niekas neveikia. Jeigu tu esi nepritekliaus mąstyme, kitaip yra angliškas nepasakymas scarcity mindset, tai tu ir pritrauksi tokias pačias situacijas. Jeigu tu, pavyzdžiui, eini į parduotuvę ir tu žiūri, kaip čia viskas brangu, kaip čia viskas pakilę, tos kainos auga, viskas auga, aš jau to nebegaliu nusipirkti. Tu esi scarcity mindset. Ir aišku, nereikia ignoruoti savo banko situacijos, jeigu ten reikia skaičiuotis pinigus, viskas tvarkoja. Bet tu pastoviai ieškai, kad aš negaliu savo to leisti. Bet jeigu tu nori pritraukti gausos į gyvenimą, ar ne, tu nori daugiau pinigų, tu turi pradėti mąstyti, kad tu esi gausos mąstyme. Nesvarbu, kokia yra situacija tavo banko sąskaitoje, nes banko tavo sąskaita šiuo momentu yra tavo praeitis. Tai yra tavo praeities sprendimų rezultatas, yra tavo dabartinė banko sąskaita. Ką dauguma žmonių daro, jie naudoja copy-paste metodą. Tai kaip buvo prieš tai, tai bus ir toliau, ar ne? Žiūrėk, žmogus pradeda googlintis. Mano verslas pradėjo kristi, einu pasigūglinsiu statistikas ir suranda tose statistikose, kad tenais tas verslas dar labiau nukris, nes dauguma žmonių tokiame versle senai bankrutavo ir panašiai, ar ne? Bet iš tikrųjų tai nėra tiesa, nes tu naudoji vėl savo praeities mąstymą ir jeigu tu naudosi tą patį praeities mąstymą nepritekliuje, tu turėsi lygiai tą patį ateityje. Bet jeigu tu dabar pasižiūri savo banko sąskaitą, gerai, tavęs ta situacija nelinksmina, ar ne, galbūt ten reikia tikrai pasiskaičiuoti tos finansus ir panašiai. Gerai, yra kaip yra. Tu nebegali pakeisti to, kas jau buvo. Tu nebegali pakeisti, kad nėra pajamų tiek, kiek tu norėtum, kad būtų. Ką tu gali pakeisti dabar, ką aš darysiu vėliau? Ką aš darysiu vėliau? Ar aš dabar fokusuosiuosi į mąstymą, kuris yra gausos? Tai reiškia, jeigu tu nueini į parduotuvę, taip, tu pasižiūri, kad, kainos yra pakilusios, bet tu kai perki maistą, tu perki su ta tokia gausa, kad aš galiu nusipirkti maistą, kad aš galiu turėti šitą sūrį, kad aš galiu turėti šitą obolį ir galbūt leisti savo, nežinau, atsigerti kokį kavos puodelį kavinukį, ar ne, tiesiog pasijausti tą tokį gausos jausmą. Aš, pavyzdžiui, dabar, kai skridau lėktuvu, ir buvo taip, kad lėktuve aš užsisakiau kavos ir dar kažką, žodžiu. Ir aš nežinau, kiek iš tikrųjų kainavo, nes aš nesupratau valiutos. Ir aš tiesiog paėmiau ir sumokėjau. Ta prasme, ir aš nesigilinau, kiek ten buvo, ta prasme, aš šiaip nesu ta, kuri ten eina ir labai stipriai išvaisto, bet aš tiesiog norėjau pasijausti gausoj. Suprantate, ir aš paskui pamačiau, kad nusileidau kiek kainavo, ten viskas tvarko, nebuvo tiek jau ir daug, žodžiu. Bet esmė tame man patiko tas dalykas, kad aš nusipirku kavos puodelį, aš esu gausoj. Ta prasme, ir aš susikūriau tokią gausos jausmą, ne? Kad vietoj to, kad pergyvent, kiek čia dabar kainuos, kiek aš čia išleisiu tame lėktuve, nu gerai, išleisi, kiek išleisi, ta prasme, bet tu esi tame gausos mąstyme, suprantat? Ir kai mes esam gausos mąstyme, mes labai išsiplečiam, mes pradedam ir pritraukti labai daug gausos. O kai mes esam užsidarę, tame nepriteklius, kad vis neužtenka, žiūrėk, aš turiu ten tokią ir tokią pinigų sumą, kaip man dabar reikės už viską susimokėti, tai mes taip ir save užsiblokuojame nuo tos gausos ir nenustebkit, kodėl ir toliau jūsų pinigų situacija nepagerėja, dėl to, kad jūs esate tame pačiame mąstyme. Pavyzdžiui, netgi tas pats kursas, ne, kur aš perėjau, $97. Ir man toks irgi buvo mąstymas, nu ką man čia dabar investuoti į tą kursą, žodžiu. Bet aš pamačiau, kad mano komandos narė tenais buvo, pamačiau, kad galima iš tikrųjų ir iš to kurso tenais susigrąžinti, rekomenduoti kitiems ir panašiai. Ir aš pagalvojau, nu gerai, aš investuosiu, aš vis tiek gausiu iš tai gausos, ar ne? Ir natūraliai aš galėsiu tai netgi pasidvigubinti, pasitrigubinti ir pasiketurgubinti, nes tai yra investicija į mane. Kai aš investuoju į save, man labai labai daug sugrįžta, nes labai dažnai žmonės, pavyzdžiui, nenori investuoti į save, ar ne? Nenoriu išleisti pinigų, bet vėlgi čia yra tas nepritekliaus mąstymas. Tu jame esi. Ir aš nesakau, kad eiti visiems žodžiu ir mėtyti pinigus, bet iš tikrųjų supras tą dalyką. Jeigu tu nori, kad kažkas pas tave pasikeistų, tau reikia kažkur ir investuoti. Tai prasme, tau reikia kažkur kažką duoti, nes yra žmonės, kurie, kaip sakant, perėję visą tai ir jie yra susikūrę labai daug gausos gyvenime. Tai kodėl nesimokinti iš tokių žmonių? Aišku, yra pilna ir nemokamos informacijos, bet vėlgi geriausi mokytojai, jie nesidalins tos visos informacijos
viešai, ką jie turi tą geriausią informaciją, jie dalinsis su tais, kurie ateis pas juos ir investuos. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, tas, kuris apskritai investuoja bet ką, jisai visada norės iš to daugiau pasiimti negu tas, kuris gauna nemokamai, nes taip veikia žmogaus mąstymas. Taip kad, kai mes išleidžiam pinigus, išleiskim su ta gausa. Ar ne, kad, pavyzdžiui, netgi irgi esu ne kartą kalbėjus, moki pinigus už maistą, kaviniai, kažkur. Tai pagalvok, kaip gerai tas dabar žmogus vat, galės dėl to mes, pavyzdžiui, Balį stengiamės eiti pas vietinius. Aš buvau, pavyzdžiui, pas vietinę moterytę, kuri plaukus man sutvarkė. Ir aš ją palikau dar ir arbatpinigių. Ir aš mačiau, kokia jinai laiminga, kokia dėkinga. Ir kad sako, ačiū, kad tu mane pasirinkai, kad tu pas mane atėjai, nes žmogus sunkiai dirba su meilė. Ir aš žinau, kad taip, aš išleidau pinigus ant šitos procedūros ir ant plaukų, žodžiu, dažymo ir panašiai, bet aš tam žmogui suteikiau taipogi gausą. Ir tai yra nuostabu, nes pinigai, mėlyje, yra energija. Mes galvojame, kad pinigai yra tiesiog skaičius. Taip mūsų mokykloje iš tikrųjų išmokino. Bet pinigai yra energija. Ir kuo daugiau tu turėsi tos gausos energijos, pats duodamas, leisdamas pinigus, tuo daugiau ir pas tavęs ateis tos gausos. Bet kaip ir minėjau, daugelis žmonių gyvena nepritekliaus mąstyme, kad nepakanka, per brangu, ai negaliu sau to leisti. Tai pavyzdžiui, gerai, aš suprantu, ne visi galim kažką dabar sau leisti, bet galim tiesiog pagalvoti, gerai, šiuo momentu galbūt aš sau to negaliu leisti, bet aš tai galėsiu sau leisti, ne? Ir tada tu esi gausos mąstyme, tai tu žinai, kad gerai, šiuo momentu tai aš negaliu gal sau to leisti, ne? Viskas dėl to tvarkai. Ir tu dėl to visiškai nesusikuri kažkokios tai nepritekliaus mąstymo, bet tu pagalvoji, bet aš galėsiu už 2 metų tai sau leisti. O dabar aš sau galiu leisti, nežinau, vat, šitą vandens puodelį, ar ne? Ir va kokia gausa pas manęs yra. Tai tiesiog vėlgi mes svarbiausia yra ne pinigai, ne pinigų suma, kiek kainuoja tas kažkoks daiktas, bet kad mes patys jaustumėm gausą, tai darydami ar tai įsigydami, suprantat? Tai va, apie tai yra esmė, ne apie tai, kiek kas kainuoja, bet mes, kad ir ką mes įsigyjame, ar kad ir ką mes gauname, kad ir kokios yra jūsų pajamos, tiesiog padėkokit, kad kas mėnesį pas mane įplaukia šita pinigų suma. Aš esu tokia dėkinga, nes man šitie pinigai leidžia turėti stogą virš galvos, leidžia turėti maisto visai šeimai, leidžia galbūt į kažkokią kelionę išvažiuoti, susikurti nuostabių akimirkų su žmonėmis, su savo šeima ar mylimais žmonėmis. Tai čia yra gausos mąstymas, visiškai nepaisant to, kad ar tu ten milijoną turi sąskaitų, ar tu turi 100 000, nežinau, ten rupijų, ne, balį. Visiškai nesvarbu, svarbu, ką tu jauti, suprantat? Tai, ką tu jauti, o ne kokie yra skaičiai. Tai tą aš noriu labai stipriai čia pabrėžti, ne apie tai, kad mes kalbam apie tai, kuo daugiau uždirbti pinigų, taip mes norim kuo daugiau gausos, ar ne, va ten 10 kiemant ar daugiau ir panašiai, bet visa ta gausa ateis, kai mes išmoksim būti gausoje. Labai dažnai žmonės sakys, kai aš būsiu milijonierius, va tada aš jau pradėsiu tai daryti. Ne, tu jau būsi milijonierius daug seniau prieš tampant milijonieriu, iš tikrųjų. Tas pats yra, kaip ir minėjau, su tinkliniu marketingu. Tu jau būsi toj pozicijoje, kurią tu pasieksi daug laiko prieš, kol tau bus uždėtas oficialus titulas. Ir aš pati mačiau labai daug lyderių, kurie, viena mano kolegė irgi pasiekė mano sekančią poziciją po kiek čia 9,5 metų. Ir aš jau žinojau, jinai senai buvo toje pozicijoje, senai, ta prasme, tik jinai oficialiai dar neturėjo titulo. Arba dabar prieš 4 dienas jai yra uždėtas titulas, bet jinai jau senai tai turėjo, suprantat. Jinai nepatapo, kai jai uždėjo dabar tą titulą. Jinai jau senai buvo ten. Tiesiog, nes jinai energetiškai taip ten buvo, savo veiksmais tenais buvo ir panašiai. Tai va, ir kaip minėjau, mes turime priešpriešą, ar ne? O dabar, mes pradam galvoti, čia yra gausa, čia aš paleidžiu viską su gausa, tai atsiranda kas priešprieša. Tai priešprieša gali būti kas? Baimė. Baimė viską prarasti. Baimė, kad kažkas blogo gali nutikti. Arba kažkokios programos išlenda, kad pinigai yra blogis, pinigai tenais atneša daug problemų ir panašiai. Tai irgi labai gerai yra identifikuoti, kokios yra jūsų tos priešpriešos, kurios jums trukdo susikurti gausą. Ir galite išrašyti, galite išsakyti. Ir kai jūs pagaunat, bet pavyzdžiui, tu tame esi momente, ne kažkokio tai gausos momente, nes mūsų smegenis, taip sakant, čia yra mūsų žmogiškumas. Norės pastoviai, nes jeigu taip nebūtų, tai mes čia visi vaikščiotumėm gausoj. Bet yra taip, kad dauguma žmonių jie vis tiek įkimba į tą negatyvų mąstymą.
ir jie tiesiog jame užsibūna. Tai kaip ir minėjau, galbūt vat irgi tą kursą kažkas pradeda eiti, ar ten kažkuo kitu užsiimti. Ir jau žiūrėk, įsivažiavo į rutiną, jau žiūrėk, kažkas einas ir paleidžia vadeles. Paleidžia vadeles ir vėl grįžta į seną mąstymą, ir vėl atsiranda kažkokia pasipriešą ir žiūrėk, tu vėl esi tame autopilote, vėl grįžai tą copy-paste, tą patį mąstymą, kur tu buvai ten prieš 5 metus ir panašiai, žodžiu. Tai kokia yra jūsų pasipriešinimas? Labai gerai yra identifikuoti, kas mane stabdo, ar tai yra baimė, ar tai yra kažkoks tai nepasitikėjimas savimi, ar ne? Ir iš tikrųjų pagauti tą momentą ir let it go, paleisti, pagauti ir paleisti. Tai yra, ką aš irgi dabar praktikuoju šią savaitę, tai kad irgi ateina kartais kažkokia abejonė, ar ne? Arba vėl grįžti tą tokį savo mąstymą, kur prieš tai kažkur buvai. Ir tu tiesiog bandai pagauti ir pakeisti, ar ne? Nes tu supranti, kad tau tai nepadės. Tau tai tikrai nepadės. Ir vakar iš tikrųjų skrendant lėktuvu, pamąsčiau apie tai, kad realiai ką mums reikia daryti žmonėms, mums reikia stengtis būti gausoje ir aukštose vibracijose ir aišku imtis veiksmų. Ir visa kita bus padaryta mūsų iš tikrųjų komandos, kuriuos mes net nematom. Tai yra mūsų spirit guides, tai yra ta pati visata ar Dievas, tai yra mūsų angelai. Mums visi tie padės, bet mes patys turime būti tenais, ką mes norime gauti. Nes kaip ir minėjau, daugelis žmonių yra tiesiog toj negatyvioj galbūt vibracijoje ar tose žemose vibracijose, ar ne? Ir automatiškai jie replikuoja viską taip pat, nes jūsų komanda jums padės padaryti tai, ką jūs patys siūsite. Tiesiog taip yra. Ir energetika. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų energetiškai jausti tai. Tai dabar irgi, kas šiame kurse buvo pasidalinta, kad kiekvieną dieną iš tikrųjų reikėtų paskirti savo kažkiek laiko. Galima kas valandą daryti po pusę minutės ar kas, nežinau, 3 valandas ir įsivaizduoti save, kai tu jau esi pasiekęs tai, kaip tu jautiesi, kai tu uždirbi tas pajamas, 10K man, kaip tu jautiesi, ką tu darai, kas yra šalia tavęs. Ir iš tikrųjų įsivaizduot, kad tai jau yra tavo realybė, kad tai jau yra viskas tavo. Ir aš dabar tai darau iš tikrųjų kiekvieną dieną čia ir terasoje pasijungiu muziką, ausinukus, kuri mane iš tikrųjų labai padeda vizualizuoti. Ir aš įsivaizdavau, kad aš jau tai turiu, aš įsivaizdavau, kaip mes kartu su komanda džiaugiamės ir švenčiam pasiekę aukščiausią poziciją. Čia Bali, geriam šampaną teraso. Aš visą tai įsivaizdavau, lyg tai būtų čia. Ir žinau, kad taip, tada vėl atsiranda ta pasipriešą, bet kaip tai bus? Kaip tu tai padarysi? Dar labai toli nuo to esi. Kaip tu iš vis atrasi tos žmonės? Supranta, taip, tai ir tu vėlgi pagauni tą pasipriešinimą ir paleidi. Ir vėl grįžti tą patį. Ir čia yra tikrai nelengvas darbas iš tikrųjų, bet vaisiai yra saldus, vaisiai yra labai saldus. Ir tie visi žmonės, va ta pati Regan Hiller, kuri vedė šitą kursą, yra Gabby Bernstein irgi, kur labai daug mokina apie tos dalykus. Tie visi žmonės tiesiog jie yra pasikėlę savo vibracijas ten, kur jie nori viską replikuoti. Čia yra atsakymas, dėl ko jie turi tiek daug gausos. Be abejo, jie imasi daug ir veiksmų. Neužtenka užsidėti kojas ant stalo ir vizualizuoti ir nieko daugiau nedaryti ir eiti žiūrėti Netflix. Ne, tu toliau ėmėsi veiksmų, kuriuos tau reikia daryti, bet tu vizualizuoji tai. Tai va, tai energetika yra kažkas, kas nulems labai daug. Ir aš dabar, kaip pavyzdžiui, irgi pagalvoju, ne, aš turiu tą gyvenimo būdą, kad galiu dirbti iš bet kur, leidžiu labai ilgas žiemas Azijoje, dabar jau yra 6 mėnuo, kaip esu Azijoje, jau greit grįšiu namo į Škotiją. Ir iš tikrųjų tai yra, pagalvoju, tai, ką aš dabar turiu, tai buvo kažkada mano vaizduotai. Aš prieš darbą, prieš savo skambučių centro darbą atsikeldavau ryte ir bent 10 minučių ant kėdės sėdėdavau ir įsivaizduodavau, kaip aš atsikeliu ryte. Irgi esu kažkur tropikuose. Praveriu langą, ten saulė šviečia, ten yra palmės ir ten mes su mano antrąja pusė galvojam, ką šiandien veikti. Patys dėliojame savo dienotvarkes, patys dėliojame dienos darbus, mums nereikia apsikrauti kažkokių žmonių nurodymais. Tai yra buvo kažkas, ką įsivaizdavau. Ir tuo momentu man buvo tikrai toli gražu iki tokio gyvenimo būdo. Aš dar buvau tik tai pradėjusi užsidirbti, nežinau, 100 svarų per mėnesį iš tos veiklos. Bet kas nutiko, kad iš tikrųjų aš būdama tose vibracijose ir tame visame mąstyme, kurį aš noriu pritraukti, aš iš tikrųjų labai greitai tai ir pritraukiau, kad per mažiau negu 2 metus aš jau galėjau susikurti pajamas, kurios man leido nebedirbti kitiems, turėjau tai 4 metai. Tai tiesiog, mėlyjeji. Ir aišku, paskui nutinka taip, kad tu galbūt ir užsibūni toj pačioj, gal ir komforto zonoje lengvoj. Ir jeigu tu nori pereiti kitą lygį, tau reikia pereiti tą kitą lygį energetiškai jau daug seniau prieš tai, kol tau taps realybė. Tai visa tai, ką jūs norit pritraukti, mėlyjeji, tai turi būti jūsų vaizduotojai jau dabar.
Ir ateis diena, kai tai bus realybėj, patikėkit, tai 100% veikia. Bet kaip ir minėjau, aš jums rekomenduoju patiems pereiti šitą kursą, nes ką aš čia pasidalinau, yra tik mažas procentas. Tai yra 2 valandų kursas, kurį jūs galite perklausyti, kada jūs norit sugrįžti prie jo. Aktyvacija yra pasidalinama 20 minučių kasdien, aš ją dabar atlikinėju, kur yra tikrai labai stipri, nes šita moteris sugeba parsisiųsti informaciją ir iš tos vadinamos light language, kur jinai kalba ir su spirit guides, ir su kosminė energija, žodžiu, su quantum physics ir panašiai. Tai yra kažkas jau aukštesnio lygio dalykai, tikrai energetiškai. Tai labai rekomenduoju, sakau, parašykit man per Instagramą Agnuela ar Agnuela podcastas ir papasakosiu, kaip galite įsigyti, ar per Facebooką Agne Dar, bet tikrai nuoširdžios rekomendacijos kiekvienam iš jūsų tai pereiti ir turėti tą įrankį, tiesiog savo įrankių dėžėje, su kuo jūs galite dirbti, nes aš įsipareigojau savo daryti viską, ką Rygan pasakė, ir daryti tai kasdien, iš tikrųjų, daryti tai kasdien, nes aš žinau, kad taip virs realybė, ką jinai mokina. Ir taip pat noriu priminti, kad mes šiandieną startuojame su nauja saviugdos grupe Nerimo paleidimui. Jeigu nespėjote užsiregistruoti, parašykit man taipogi, papasakosiu jums, kaip galite prisijungti. Bus 21 dieną keliamos užduotis nerimui paleisti. EFT praktikos, meditacijos, savianalizė, įvairios užduotis, tam, kad mes galėtumėm tapti stipresni, ramesni, paleisdami nerimą ar kontrolę. Ir prisijungimo mokestis minimalus 11 svarų, 11 centų, angelo skaičius. Tai kviečiu ir jūs, mėlyje, prisijungti. Ir kaip visada, jeigu jums paliko šitas epizodas ar podcastas, įvertinkite jį Spotify, palikdami 5 žvaigždutes ir taip pat palikdami thumbs up YouTube'ai, liuksą. Liuksas mano mėgstamiausias ženklas. Ir pasidalinkit su savo draugais. Užžymėkite mane socialiniuose tinkluose, Instagram ir Facebook'e. Jeigu klausot šito podcasto, atgalinis ryšys mane veda į priekį ir taip pat daugiau žmonių galės išgirsti šito epizodo, šito podcasto. Ir jeigu jums patiko šitas epizodas apie šitos pinigus, apie visą tą energiją, pasidalinkit su savo aplinka, nes tikrai, kuo mes daugiau dalinsimės, tai, ką aš iš tikrųjų dalinuosi su visais, iš tikrųjų padeda žmonėms. Prieš gerą savaitę dalinausi apie baliniečių healerį. Ir viena iš mano klausytojų iš tikrųjų įsigijo šio online konsultaciją ir sakė, labai stipriai padėjo. Ir iš tikrųjų dalymasis ir yra gėris, mėlyje. Dėl to aš jums dalinuosi apie šitą kursą, dėl to aš jums kiekvieną pirmadienį ateinu ir pasakoju jums, ką aš darau, nes aš žinau, kad dalymasis keičia žmonių gyvenimus ir suteikia jiems įrankius. Taip kad ačiū, kas esat, linkiu geros visiems savaitės ir iki kito pirmadienio.